tai tiesiog rekomendacija turėkit grynų, nes per daug komplikuota, per daug sudėtinga ir sumos gali būti tokios menkos, nes valstybė bandys gesinti apgaulės riziką ir tų tikrai pinigų jums neužteks. Kiek pinigų turėti, nes sako bent savaitei, kiti sako taupau, kad metams būtų po 1000 įvairiausios sumos. Kiek, ponia Čibirienė, turėti žmogui šiais laikais grinų, nes iki šiol daug metų jau kalbėjo apie tai, kad iš vis nereikia tų grinųjų, nes užkasa stiklainiuose žmonės, pamiršta stalčių, įkiša dar kažkur. Kiek reikia turėti? Aš manyčiau, kad reikėtų turėti tiek, kad tu galėtum pragyventi 3 mėnesius. Pone Karpavičiau. Mes orientuojamės į savaitę, nes manom, kad per tą laiką būtų galima atstatyti, tikrai atkurti veikimą ir galima būtų toliau atsiskaitinėti turimomis atsiskaitimo negrinais priemonėmis. Be abejo, čia kiekvieno matymas, mes turim ir kitą požiūrį, kad ten apie 72 valandas kalbama, bet čia kitos aplinkybės. Tai kiekvienam yra savaip įsivertinti, kiek reikėtų, ir matyti turėti tų grynųjų pinigų kiekvienam verta, bet per daug turėti jų tai irgi yra tam tikra rizika ir matyti tas sukčiavimo vajus tai irgi nusitaiko į tuos grynus, kurie yra padėti ir namie.